Pirmas skyrius – Sanatana Dharma paprasčiau. Seniausia pasaulyje yra Bharatos kultūra. Bharatos šventieji tekstai ir šventraščiai pasirodė daug anksčiau, nei siekia šiuolaikinė rašytinė istorija, dar prieš tūkstančius metų iki atsirandant dabartiniai civilizacijai. Jie prasideda nuo amžinųjų vedų, kurios laikomos apaurušėja, sukurtomis ne žmonių. Vedose buvo didžiausios tiesos apie visatą ir visą egzistenciją. Jos buvo atskleistos ypač susitelkusiems ir tyriems pažengusių išminčių protams per intuiciją ir perduodamos iš kartos į kartą žodžiu. Todėl imtos vadinti šrutė, tai, kas išgirsta. Nuo to laiko, atsižvelgiant į laikmetį ir visuomenės kontekstą, pagrindiniai vedų tekstai buvo aiškinami ir interpretuojami paprastesne kalba, pasitelkiant šastras, šventraščius, kuriuose pateikiami elgesio principai, įvairios taisyklės bei nuostatai. Pavyzdžiui, Vastu šastroje aiškinama, kas architektūroje leistina, o kas ne. Be to, šio seniausio krašto istorija yra užrašyta tekstuose, vadinamuose Puranomis, senovės istorijomis, ir itihasose, kurių pavadinimas paprastai išvertus reiškia tai buvo šitaip. Itihasos buvo užrašytos pagal tų laikų liudininkų atsiminimus, todėl jos priskiriamos prie smriti arba atsiminimų. Ramajana ir Mahabharata yra itihasos, nes čia aprašyti įvykiai, kurie iš tikrųjų buvo. Tai įrodo įvairios astrologinės planetų padėčių ekstrapoliacijos, aprašytos tuose senovės šventraščiuose. Pavyzdžiui, Ramajanoje, kurios autorius buvo Maharišis Valmykis, išsamiai aprašomos planetų padėtis Šri Ramos gimimo metu. Šios detalės išnagrinėjus jas astronomiškai bei astrologiškai ir atlikus atgalinius skaičiavimus leido nustatyti datą 7323 metai gruodžio 4 diena prieš mūsų erą. Ne tik tai, yra nemažai ir kitų įvykių paminėtų Ramajanoje, pavyzdžiui, tilto per vandenyną statyba. Sugretinus su dabartinio Adomo tilto liekanų tyrimais nustatyta, kad pagal astronominius duomenis tiltas turėjo būti pastatytas maždaug 7292 metai prieš mūsų erą spalio mėnesį, o atlikus geologinius tyrimus radioaktyviosios anglies datavimas rodo, kad maždaug prieš 7018 tūkstančių metų to tilto vieta turėjo būti iškilusi virš vandens, o ne panirusi. Šiuos pasakojimus palyginus su faktinėmis archeologinėmis vietomis, kuriuose tebėra reikšmingų įrodymų apie Ramajanoje aprašytus įvykius, nelieka jokių abejonių, kad Bharata yra senesnė nei šių laikų rašytinėje istorijoje minima Harapos Indo slėnio civilizacija, kuri, kaip manoma, egzistavo 2600 metų prieš mūsų erą. Laikui bėgant, kai vis daugiau žmonių pradėjo studijuoti šiuos šventraščius, pasirodė įvairūs kiti tekstai, kuriuose aiškinamos tuose šventraščiuose pateiktos žinios. Tai ir šių senovinių tekstų komentarai vadinami basja ir nepriklausomi dvasinės bei intelektualinės įžvalgos darbai vadinami sutromis, aforizmais. Juos sukurti paskatino senosios vedų tiesos. Šis pusiasalis anuomet buvo vadinamas Bharata Varša. Jis buvo Džambudvypoje, didžiajame žemyne, kuris driekėsi nuo rytų Europos iki dabartinės tolimųjų rytų Azijos. Šio didingo krašto gyventojus jungė tam tikras gyvenimo būdas ir kultūra, kuri buvo vadinama Sanatana Dharma, paprasčiau tariant, aukščiausiu amžinuoju įstatymu. Tai buvo tiesiog įstatymas, kuriuo visi vadovavosi ir kuris valdė žmonių materialinę bei dvasinę gerovę. Tačiau laikui bėgant šis įstatymas imtas vadinti Hindu dharma.
Žodį hindu vartojo persai, taip jie pavadino kitoje Sindų upės pusėje gyvenančius žmones. Persai Sindų tarė kaip hindu, tad šio krašto gyventojai buvo pradėti vadinti hindu, o mūsų gyvenimo būdas hindu dharma. Tačiau senuosiuose mūsų tekstuose niekur nerasime žodžio hindu, kuriuo mus vadina. Tad hindu kultūros šaknys iš tiesų glūdi sanatana dharmos principuose, kurie skelbia svarbiausią mokymą, kad visa egzistencija yra dieviška. Tai atskleidžiama filosofinėje vedų dalyje vadinamoje vedanta ir aprašyta upanišadiniuose vedų tekstuose. Vedantos nereikia suprasti tiesioginę prasme, kad tai vedų pabaiga. Iš tikrųjų tai reiškia aukščiausią vedų išmintį, už kurios daugiau nebėra nieko, ką reikėtų žinoti. Visos kūrinijos dieviškumo idėja būdinga tik sanatana dharmai, kuris skelbia aham brahmasmi, aš esu Dievas, ir sarvam kalvidam brahma, viskas yra Dievas. Aukščiausiasis Dievas, kuris yra tiesiog grynoji sąmonė, persmelkianti kiekvieną kūrinijos dalelę, vadinamas parabrahmano arba paramatma, o individuali sąmonė esanti kiekviename vadinama dživatma arba tiesiog atma. Įsivaizduokite kibirą panardintą į vandens rezervuarą. Vanduo kibire ir rezervuare yra tas pats, tačiau vadinamas skirtingai, nes yra skirtingose talpose. Tokia yra visų sanatana dharmos mokymų esmė. Kitas ypač svarbus sanatana dharmos aspektas, kuris natūraliai pereina į hindu dharmą, yra du principai – karma, priežastis ir pasekmė, ir punardžanma, reinkarnacija. Mūsų atliekami veiksmai sukelia geras arba blogas pasekmes, kurias turime patirti tam tikrų metu. Karmos dėsnis labai panašus į Niutono trečiąjį veiksmo ir atoveiksmio dėsnį. Skirtumas tik tas, kad karmos dėsnyje kai kurios pasekmės pasireiškia tuoj pat, pavyzdžiui, išgėrus vėsaus vandens, troškulys iškart numalšinamas. Kai kurios po tam tikro laiko, pavyzdžiui, pasėta sėkla tik po kelerių metų tampa medžiu, o dar kitų pasekmių tenka laukti labai ilgai, net daugybę gyvenimų. Reinkarnacija įvyksta tada, kai ta pati dživatma turi patirti pasekmes, likusias iš ankstesnių gyvenimų, todėl ji įsikūnija kitame pavidale, kitu laiku ir kitoje vietoje. Tai paaiškina, kodėl kai kurie vaikai gimsta vunderkindais, nors ir neturi jokio formalaus išsilavinimo, arba kodėl vieni gimsta neturtingi, o kiti turtingi, vieni gimsta ligoti, o kiti sveiki ir panašiai. Šie du principai, karma ir punardžanma, valdo arba lemia, kokioje šeimoje ir kokioje aplinkoje žmogus gimsta. Šis gimimo ir mirties ciklas tęsiasi tol, kol dživatma arba individuali sąmonė evoliucionuoja ir suvokia, kad ji nesiskiria nuo paramatmos, aukščiausios dieviškosios sąmonės. Tai įvyksta ištyrinus savo protą ir veiksmus. Tad sanatana dharma skatina sunaikinti individualų ego, ištyrinant protą įvairiomis dvasinėmis priemonėmis, atsiduodant patinkančiam Dievo vardui ar pavidalui, studijuojant dvasinius šventraščius, nesavanaudiškai visiems tarnaujant, intensyviai medituojant tiesą arba derinant dvi ar daugiau iš šių priemonių. Tad sanatana dharma yra pats universaliausias, lankščiausias, visapusiškiausias ir praktiškiausias gyvenimo būdas. Taip gyventi gali visi, tiesiog kiekvienas.